Vyrai kovėsi, stengiasi. Negaliu sakyti, kad trūko užsivedimo, kad trūko noro laimėti. Kai kur pritrūko sėkmės, kai kur pritrūko žaidybinės drausmės. Momentais gynyba buvo tikrai nebloga ta prasme, ir apsigynėm, ir kovą dėl kamuolių laimėjome, bet kaip visuomet, sėkmė lydi stipresnius ir jie mum įmetė 4 tritaškius aidint 24 sekundžių sirenai. Tai vėlgi, negaliu sakyti, kad tai yra blogos gynybos ar kažkokio tai nesusipratimo, atsitiktinumo dėka. Ne, per iškeltas rankas, sunkius metimus. Tada, kada mums reikėjo užpulti, mes, ta prasme, priėmėm gal momentais neteisingus sprendimus. Kartais sėkmė vėlgi mūsų nelydėjo praktiškai prie lygaus rezultato. Mums kamuoliuką tokį nuolanko numušė. Ten, Žodžiu, galvoju, kad einame teisinga linkme. Vyrai dirba tikrai gerai, vyrai stengiasi. Dar mums daug ko trūksta, bet mes dirbam, mes norim ir mes stengsimės įrodyti ateityje. Ar bus klausimų? Seibutis negalėjo vis dėlto pilnai žaisti? Tikrai nesiteisinsim tokiais dalykais. Jisai žaidė 100%, atidavė visas jėgas, taip jis nesitreniravo su mumis įskyrus paskutinę dieną. Turėjo, sakykime, vieną normalią treniruotę, bet tai čia tikrai nepasiteisinimas. Nes jeigu jisai aikštė, jisai žaidė 100%, taip kad... Dar bus klausimų? 67 taškai. Kas negerai su puolimu? Kas negerai su puolimu? Mes patys matėt, pirmoji pusėje 11 iš tritaškio, iš kurių visi 10 išmesti laisvi. Aš nežinau, ta prasme, aš galvoju, kad mes juos pataikysim. Dabar nepataikom. Tikimės, laukiam, kantriai dirbam, kad ateis tas laikas, kada mes juos pataikysim. Neblogai Predragas pirmą kėlinį pradėjo, antrą kėlinį neblogai žaidė, ta prasme, turėjome ir taškų iš truputėlį iš vidaus, iš po krepšio įmetėm, kažkiek atvėrėm mūsų snaiperius, bet mes nepataikėm. Dirbti reikia. Tai gali būti psichologija, treniruočius, kokios priežastys? Aš nesivaizduoju, ką jūs turite omeny, sakydamas treniruočius, mes negalim daugiau treniruotis, nebent 3 per dieną daryti. Tai tada, nežinau, mes dirbam daug ir sunkiai. Pasikeitė treniruočių ritmas, pasikeitė treniruočių tipas, žaidėjai turi pritapti, prisitaikyti, adaptuotis tam. Tai užima laiko. Gal dabar esam tokioj, vadinkime, dobeliai. Dirbam, stengiamės iš jos išlipti. Po rungtynių Seibutis apsižodžiavo su Nedovičium, ar yra pasitaiko kažkokių ginčių komandai? Nėra pas mus jokių ginčių, visi dirba, susikaupę vienas kitą palaiko. Jomantas paleido vieną trumpą metimą iš po krepšio, Samardžiskis 2-3, ar jie pavargė buvo? Pasižiūrėkit statistikoje ir, ta prasme, ne vienas iš žaidėjų skyrus, gal Seibutį žaidė daugiau negu 25 minutės, tai jie nepavargė. Jie negali būti pavargę. Dar bus klausimų? Treneri, kalbant apie pirmą ratą, kaip galėtumėte vertinti, kaip progresas kilo, ar tenkino jūs progresas? Ne, tikrai ne, būtų kvailai atrodyčiau, sakydamas, kad 4-1 ir mums tenkina progresas. Ne, nieko panašaus. Mes norėjome bent pergalę uždaryti pirmą ratą, bet mums nepavyko. Bandysime antram rate atsigriebti, kas bus. Be proto sunku, bet, kaip minėjau, sakau, mes dirbam, stengiamės, norim atrodyti kaip geriau. Šiai dienai yra kaip yra. Ir tikite, kad į top 16 galima pasiūlyti? Iki paskutinių rungtynių reikia tikėti. Ta prasme, gali būti, kad paskutinės rungtynės nieko nelems, bet kol yra šansas, mes tikime.